Šventasis raštas kalba apie tą, kuris turėjo ateiti ir tapti didžiausia ir paskutinė auka už pasaulio nuodėmes. Pranašai tą žmogų vadino Mesiju. Jo atėjimas turėjo atnešti palaiminimą, nes jis bus gelbėtojas, pranašas ir karalius. Izaijas kalbėjo apie tai, ką atėjęs nuveiks Mesijas. Viešpaties pateptasis neš gerąją naujieną vargdieniams, guos prislėgtuosius, skelbs belaisviams laisvę, atidarys kalėjimo duris kaliniams ir skelbs, kad atėjo laikas, kai viešpats išvaduos savąją tautą. Šiame pasaulyje pasirodė mokytojas vardu Jėzus. Ar jis ir buvo tasai Dievo siųstasis, sutrinti gyvatei galvą, skleisti šviesą šiame tamsiame pasaulyje, prakeiksmą pakeisti palaiminimu? Ar jis galėjo būti žadėtasis Mesijas? Ar jis galėjo atpirkti žmogų, kuris bijo, gėdijasi, ar jaučiasi nereikšmingas?